Mano tikslas šiandien, bičiuliai, yra įrodyti, kad su avižėlė gali pagauti bet kas. Mano žvejybos, kai aš pilnai naudoju vien tik avižėlę, ne vien tik balalaiką, turbūt būtų galima suskaičiuoti ant vienos, gal pusantros rankos piršto, ne? Dažniausiai aš vis tiek žvejoju su spiningėliu, bet šiandien visą žvejybą paaukosim vieną avižėlę. Ir žiūrėsim, ne, ar ne toks nepatyręs balalaikistas, ne, kaip aš, ar gali pagauti ešerį. Pirmas ešeriukas, bičiuliai. Yes. Pirmas. Pirmą reikia paleisti galbūt, ne? Šiandien galimai paimsim vieną kitą ešeriuką vakarienėje, ne? Nuo ledo reikia paimti kartais. Bet pirmą yra būtina paleisti dėl geros karmos. Opa, antras. Iškart gera karma, ne? Smagumėlis. What? Bičiuliai, tokią karmą iš karto, ne? Paleidom ešerį. Toks. Plakis. Dar vienas. Nu va. Pats jakite įkrito, tai išsikovojo bičas laisvę. Okay. Radom botę ketytę iš gal čia 5. ar 4. ketė, kurią bandau. Žinot ką, galvoju pabandysiu pinkutį. Bandysiu pinką užsidėti. Su pinku kažkiek mažiau knisalinės. Vieną tokį ir vieną tokį. Ant pinkos smeigia irgi. Ant pinkos smeigia. Ant pinkučio. Ant 2 tai yra. Vienas oranžinis, kits raudonas. Ant pinkučio. Nu jo, bičiuliai. Čia jau ešerys neprastas. Gerai, man jį dar po kol kas gaila imti. Opa. Ir iš tikro, bičiuliai, yra dar vienas dalykas, dėl ko nenoriu apsimėtyti ešeriais. Nes jeigu apsimėtysiu, taip pat čia mane už 10 metrų, 15 metrų esantis kolegos apgręš. Gerai, bičiuliai, bandom į kitą eketę paeiti.
Kažkas sargelį cik. Toksai, ne, bičiukas ant spalvotos avižėlės. Dar vienas. Čia jau tikrai gal biškį geresnis. Toks, ne? Jau susibūrimo vietą truputėlį kelias iš tenai kampo to. Čia. Aš jums galiu pasakyti, bičiuliai, tokį dalyką, kad švieži pinkučiai atrodo, kad yra žiauriai svarbu šiandien. Gal net svarbiau negu pati avižėlė. Kažkaip. Būna jie tokie nutampyti jau pabrinkę ir nieks jų nenori, o šviežiai kažkaip iš karto susilaukia daug daugiau dėmesio. Čia gali būti neblogas. Bičiuliai. 29 beveik. Tenai, ne, tuose atlaiduose, tai aš jau manau, kad pagavom savo ešerį. Kažkaip noris ramiai kažkur kitur pažvejoti, pasijaus, kad uždirbau tą ešerį, nes tenais, nu ką, yra tą ešerio ir jisai kimba, ne? Daugiau mažiau su tarpais, bet prakimba. O kitur kažkur, kurie žmonės sako, nieko nepagavo, tai nežinau. Aš gal irgi pabandysiu laimę, varau kažkur toliau, paieškoti galbūt kažkokio dar neatrastą ešerio. Nu, negali tai būti, kad jis tik vienoje vietoje, ne, susikaupęs. O gal ir gali. Porą žvejų persimečiau porą žodžių, tai ten toliau, kur aš noriu eiti, nieks nekybo. Gal reiktų pabandyti pavažiuoti aukščiau. Be žodžių, manau, kad šausim iki mašinos, pabandysim pavažiuoti. Pažiūrėsim gal aukščiau upiai. Saugus ledas, potukus, ten vis tiek žinau, kur tas ešerys būna. O jeigu ne, tai... Nu ką, bičiuliai, atvarėm į kitą... Wow! Tenai... Po tiltų telkšo, kuo atviriausias vanduo. Ok, čia ant posūkio, ant dabės tenai, kaip matos, vėl pilna žvejų prisėdę. Tuoj nueisim, pažiūrėsim, ar jie kažką pagavę ar nepagavę, bet aš tai
Norėčiau ne čia, aš norėčiau eiti toliau. Tenai ant posūkio duobėj vieną kitą ešerį, vieną kitą net gražesnį visai. Mačiau žmonės pasidėję. Ar nebus taip, kad šiandien tie ešeriai kaip ir žvejai, ne? Tai yra gal labiau, kad šiandien žvejai kaip ir ešeriai labai susilokalizavę kažkur, sulindę į duobės ar į kažkokias tam tikras vietas, kur jiem patinka. Ir kažko čia gal labai daug ir nepriieškosi. Bet mes, matau, čia eita, tai ledas saugus, tai mes dar paeisim. Technika kokią naudoja, ne? Šito balalaikavimo. Tai susirandi dugną. Tėvukas mokė metų metais atgal. Ir aš taip ane žvejoju. Ant dugno, sargelis, prikeliam biškį. Ir po biškį judinam. Pauzytė. Judinam. Pauzytė. Aišku, tie judinimai visokie gali ko gero būti čia fantazijos reikalas. Ir po biškį judindamas eini aukštyn. Tikės kibimo, ne? Kibimo nesulauki. Judini, palaikau vietoj. Ir tada vėl tokiais laipteliais po biškį, kol surasiu dugną. Taip ir kažkaip vaikštai po biškį, ne? Ten kokiam 20-30 cm stulpelėje vandens. Kartais ir aukščiau, aišku, galima pabandyti. Šiaip tie pirmieji ešeriai man visi sukybo, atrodo, kad šiek tiek aukščiau. Tokia tai ir technika, ne? Nieko aš čia nei įdomaus, nei naujo nepasakiau. Nu, atėjom į dar vieną spotelį. Pabandysim čia. Dabar iš tikro šiam momentu jaučiuos, kad daugiau aš čia ieškau kažko, negu kad žvejoju. Kas iš tikro užknisa, nes nu gerai, jeigu ieškai, randi. Bet jeigu ieškai ir nerandi, tada galvoji, blemba, galėjau žvejoti ten, kur jau buvo to žuvies. Šį žiemą jau masina pagaliau įsigyti diperį. Ką jūs galit padaryti? Fishon.lt. Jeigu mastot, yra toks mąstymas įsigyti diperį, galit nuvaryti Fishon.lt. Yra visur Pro +2 ir Chirp +2 ir Chirp +3 ir Chirp bundle su saulės baterija ir dar kažkiam nesąmonėm. Įvedat nuolaidos kodą 2KG, gauna dar -7% ir čia iš vis geriausias dylas. Geriausias dylas ant mūsų Marijos žemės, ane? Turbūt. Kaip tokius pavadinti? Blemba geras ešerys. Išgiliai, ne toksai? Gerai. Šiandien ne vieną tokį jau paleidau. Tai šitas bus, bičiuliai, suvartotas. Dabar aš jį greitai, kad jis nesikankintų, čia nešalto ant ledo, aš jį greitai. Čia gylis geri 5-6 metrai, tai kartais truputėlį pasipainioji.
Dar vienas, bičiuliai. Atrodo, kad irgi neblogas galimai. Ne, pasirodė. Ok, bet vėl pradėjo kibti. Ne, tokių mums nereikia. Aš jums sakau, tik uždėjau šviežius 2 pinkučius ir iš karto. Eilinis jau kaip ir nedidelis jau čia. Paleidom pirmąją ešerę, neskaitant daug kitų. Manau, kad paleisim ir paskutinį, vakarieniai užtenka. Kaip ir įrodėm, kad su avižėlė ešerį gali pagauti visi, bet sunkiausias dalykas jį yra surasti.